Tai gerbiamas ministrė, gerbiama viceministrė, gerbiami pirmininkai, komisijos nariai, administracijos darbuotojai. Šiandien mes atveriame Valstybinės kultūros paveldo komisijos 30 metų minėjimo metus. Ir tai yra tikrai pirmasis, bet tikrai ne paskutinis renginys ir visi mūsų planuoti šių metų renginiai bus skirti šitai progai. Tačiau šita diena yra labai svarbi, nes turime ypatingų svečių. Turime ministrą, viceministrą, turim garbiuosius mūsų pirmininkus ir kartu visą komisiją, visą 8-osios paveldo komisijos, visą 12 komisijos narių. Su kolegomis mes diskutavome, tai kas čia, ar tai yra jubiliejus, ar tai yra, tiesiog sukaktis. Tai jubiliejus ar sukaktis? Iš tikrųjų tai yra kelias, 30 metų institucinis kelias ir tame kelyje, tikriausiai svarbiausias dalykas yra atmintis. Atmintis, nes, įvairūs įvykiai, jie tiesiog eina, praeina, tai jie tiesiog, įvyksta ir tiek. Tačiau svarbiausia yra atmintis, tai, ką mes keliaujame ir ką mes pasakojame iš tos atminties ir kaip mes pasakojame ir ką norime papasakoti. Tai yra labai svarbu, institucinis kelias. Ir šalia atminties norėčiau dar įterpti ir cikliškumą. Kadangi, prieš 30 metų buvo tas pirmasis posėdis ir dabar, praėjus 30 metų, kokiosgi buvo temos pirmojo posėdžio. Tai buvo struktūra, tai buvo komisijos tikslai, uždaviniai ir kilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo projektas. Cikliškumas ir labai simboliška, kad visiškai nesenai kultūros ministerijai mes išsiuntė mūsų tokią rekomendaciją, kad reikia grįžti prie kilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naujojo projekto. Šiandien mes turime pirmosios kadencijos pirmininkę, gerbiamą Gražiną. Turime ir Joną, bet pirmoji pirmininkė buvo Gražina. Tai Gražina, ar aš nesumeluosiu, kad vis tiek paveldo komisijos tos idėjos, steigimos idėjos buvo susijusios su laisve, su laisvos Lietuvos idėjomis. Tai šiandien laisvė mums yra labai svarbi ir šiandien žinome, kaip visa tai yra trapu. Ir paveldas, kaip niekas kitas, yra nacionalinio saugumo dalis, nes į paveldą įrašyta mūsų istorija. Kitas dalykas, tai kad su paveldo komisija mes visiškai nesenai svarstėme, pasižiūrėkim, kokiagi yra mūsų misija. Nesenai svarstėme ir ataskaitą, tai yra prieš keletą valandų ir bandėm sudėlioti, kokiosgi paveldo komisijos yra stiprybės. Tai be įvairių stiprybių, kaip tarkim, kūrybiškumas, atkaklumas, geranoriškumas, 4 stiprybės visada yra tos pačios. Tai yra profesionalumas, nepriklausomumas, kompetencija ir atsakingumas. Ir kadangi su komisijos nariais nesenai dar kartą peržiūrėjom savo misiją, tai tiesiog paskaitysiu, kaip mes ją naujai suformulavome, kad mes esame tam, kad kaip nepriklausomi ekspertai stebėtume, vertintume, aktyviai tobulintume paveldosaugos politiką ir mūsų siekiamybę aktualizuoti paveldą visuomenėje, kad jis taptų gyvybinga, neatsiejama jos dalimi, vertingų ištekliumi, kuris formuoja tvarų ryšį tarp praeities, dabarties ir ateities. Tai pradėkim tada mūsų pokalbį, mūsų diskusiją. Ačiū labai, mėly komisijos nariai, iš tikrųjų atėjimas jau čia į tikrą paveldo tokią buveinę, būsnę, kur ne tik sienos byloja, bet ir susirinkę žmonės apie svarbą paveldo.
ir jūsų buvimas skirtingų kartų čia, tai yra ir išmintis, patirtis, ir kūrybiškumas, ir naujos idėjos. Tai yra labai svarbu, matant jūs visus prie šio stalo. Teisingai pirmininkė pastebėjo, šiandien ko gero paveldas yra vienas iš pagrindinių ramsčių valstybės sampratai, kada mes matome kasdieną, kas valandą svyruojančias vakarų demokratijos vertybės. Ir aš turbūt pasakysiu, kad mes turime kaip valstybė, kaip tauta, kaip piliečiai į ką tai atsiremti. Tai vienas tas atramos, tvirtos atramos, tokių pamatų yra mūsų paveldas. Tai, ką mes išsaugojame per tūkstantmečius, šimtmečius ir kas yra svarbu išsaugoti ateičiai. Gal šiandien nėra gerai kalbėti apie tai, kad matau, kad dėmesys paveldui yra per mažas. Ir jūs matyt, tai paliudysite, dėmesio mes iš jūsų kiekvieno tikrai užtenka, bet dažnai dėmesys yra matuojamas ne tik žodžiais, ne tik mintimis, bet ir konkrečiais finansais, prisidėjimais valstybės. Tai dėja. Turiu pasakyti, kad radau atėjęs labai tokį nedidelę piniginę, kuri skirta paveldui ir tai mane labai neramina ir aš manau, kad mes visi turime labai garsiai apie tai kalbėti, kad visgi 6 su trupučio milijono, reiškia, paveldotvarkos programai, tai yra tikrai ne tie pinigai, kuriuos valstybė turėtų, privalėtų skirti tam, kad mūsų paveldas neišeitų negrįžtamai. O šiandien, linkėdamas jums kuo didžiausios sėkmės jūsų tiesioginiam darbe, jūsų asmeniniam gyvenime, noriu perskaityti sveikinimą, kurį surašiau. Gerbėmieji Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai, nuoširdžiai sveikindamas veiklos 30-metį pažyminčią komisiją, dėkoju šiuo metu joje atsakingai dirbantiems ir visiems buvusiems komisijos nariams už svarų kiekvieno asmeninį indėlį, pateikiant ekspertinės įžvalgas ir siūlymus, padedančius puoselėti Lietuvos kultūros paveldą ir išsaugoti jį ateities kartoms. Tai yra neatsiejama mūsų visų kultūrinės tapatybės dalis. Linkiu didelės sėkmės ir ryžto tęsti jums patikėtą svarbią misiją. Tai šį sveikinimą perduosiu, reiškia, atminčiai kaip 30-mečio proga. Dėkoju. Prašom. Dėkoju. Ir tuo pačiu norime pirmininkiai įteikti tokią simbolinę, žinot, kai yra jubiliejus, gimtadienis ar kelio kažkoks, tas 30 metų kelio etapas simbolinė dovanė ir taip pat 2 čia dalyvaujantiems, tai Gražinai, Ačiū. kuri atsimena mano, reiškia, ministravimą dar. Tiesiog, kadangi visuomet buvau įžūli, tai noriu pasakyti, kad gerbiamas Birutis yra pats geriausias ministras buvęs mūsų valdymo laikais. Tai iš tikrųjų taip. Nepavyko mums Basanavičiaus pastatyti, bet nesvarbu. Kai atėjo gerbiamas ministras į pirmą savo kadenciją, jis pasakė, aš stengsiuos, kad Lietuva prasidėtų nuo kultūros. Taip? Taip. Tai kadangi dabar truputėlį pasikeitė laikai, nes tai buvo senai, aš linkiu jums, kad Lietuva prisidėtų prie paveldo išsaugojimo, kalbos išsaugojimo, kad mes ilgai išlaikytume Lietuvos tapatybę. Ačiū. Ačiū už gerus žodžius. Tikrai tą darysim. Ir jums, gerbiamas Petrai. Ačiū.
O saldainių dėžę teiksim. Ir dar visai komisijai. Už darbą, kurį darot, ir man atrodo, kad nereikia mūsų įtikinėti apie tai, kad paveldas iš principo yra svarbus. Ir visos žinutės, ir tas bendravimas, ir tas bendradarbiavimas šitą atveju yra pats svarbiausias. Tai dėkoju ir gerbiamam Jonui, ir gerbiamai Gražinai, ir Vaidutei, su kuria mes iš tikrųjų daug visokiausių dalykų esame ir sugalvoję, ir dar sugalvosim ateityje, tikiuosi. Tai šiek tiek sugrąžinti pilkasias smegenų ląsteles atgal į vietas ir lauksim iš jūsų tokių protingų, gudrių, išmintingų sprendimų ir tikiuosi, kad galėsim daug dalykų nuveikti kartu. Tikrai labai ačiū ir kai jūs sakote, dar galėsim nuveikti ir visą kitą, tai taip tikrai, manau, kad mūsų pokalbis turėtų būti ir apie bendradarbiavimą, nes mes esame tam, kad galėtume prisidėti prie jūsų darbų. Bet tikrai matau, kad tas vis tik atmintis ir cikliškumas čia tikrai yra labai geri raktažodžiai mūsų šitam susitikimui. Ir tikrai, ko dar aš nepasakiau, tai aš manau, kad visos tos temos, aš pasižiūrėjau iš tikrųjų, kad visą laiką yra tos pačios. Taip, yra nauji dalykai, taip, nes laikas veikia, taip, poveikio dalykai paveldui yra svarbus, klimato kaita, tačiau visos tos temos, kurios buvo prieš 30 metų, jos liko. Ir mes vis sukomės tame pačiame cikliškame rate. Ir tada toks galbūt net ir retorinis klausimas, ar gerai, kad vis tik tai tos temos ir kaip mes galėtume kažkokius tai rasti sprendimus. Tai iš tikrųjų dabar aš pasiūlysiu temas, apie kurias mes galėtume kalbėti, bet kadangi jūs čia taip mūsų apdovanojate, tai mes irgi norime apdovanoti tuo, ko galime, nes mes turime čia tokias 2 papkutes įvairiausių temų. Ne, bet aš čia jokių būdų ne darbų sąrašas, čia mūsų atliktų darbų rezultatai. Tai jie nėra paslėpti, mes labai daug dėmesio skiriam viešinimui, jie yra vieši ir visa kita, bet tiesiog būna kartais labai patogu, taip tokį seną būdą, kad ir galbūt nelabai tvaru, kad medžiai dėl to kenčia, bet 2 papkutės, kur yra mūsų tam tikri rezultatai ir kur ieškant tam tikrų sprendimų, kartais galima tiesiog sugrįžti, pasižiūrėti, tikrai ne visi. Bet tos temos, svarbios temos, kurios vis kartojasi, tai leiskite jums perduoti šitas papkutes. Tai nepaisant to, kad mūsų susitikimas yra šventinis ir mes čia labai iš tikrųjų pakiliai džiaugiamės ir taip gražiai pradėjome, bet turėjome tokį norą su jumis pasikalbėti. Tai labai ačiū, kad atėjote į mūsų namus, kuriuos mes čia turime ir kur mūsų pirmininkai labai stengiasi, kad juos mes turėtume ir mes juos turime. Ir sakėm, kad tikrai šitų namų, nes dabar paveldo komisijos būstinė yra jau, mes esam nuomininkai, nes pagal teisės aktus turėjome atiduoti iš tikrųjų turto fondui ir turto fondas kažkaip tai buvo vadovas kažkada atėjęs, bet taip ir nepasakė, kodėl atėjo, nes mes iš tikrųjų buvom taip nusiteikę gynybiškai ir parodėme, ką mūsų šitas namas reiškia ir ką galėtų reikšti. Tai mes, nors mums kažkada įsiūlė kažkur tai ten keltis prie Seimo, buvom nuėję pažiūrėti, bet mes supratome, kad šitų namų mes niekam netiduosim, nes tai šitas interjeras yra iš tikrųjų nepaprastai unikalus. Ir iš tikrųjų toks, koks jis yra dabar išlikęs ir tiek, kiek jis buvo prikeltas naujam gyvenimui, tokių nebėra.
Tai nes vis tiek visą tai, kadangi tai gyvenamasis namas, 2 butai, tai nebelikę yra tokių Vilniuje, tai vis tiek šitas pastatas, aš manau, yra didžiulė vertybė. Tai va, bet aš vis tiek siūlau sugrįžti, kur mes čia galėtume bendradarbiauti, padiskutuoti, bet gal pradžiai prisistatykim, nes kartais atrodo, tai kas čia ta komisija, tai ką jinai čia veikia, gal dabar jau taip ir nebesako, bet aš anksčiau labai dažnai girdėdavau, tai ką jie ten veikia. O tai departamentas, visą laiką mūsų tapatybė, mes skiriam daug dėmesio savo tapatybei dėl to, kad dažnai mus maišydavo. Na, savitumas, aš irgi tiesą sakant, tą mūsų komisijos, taip, mes turime įstatymą, na, tai jūsų dėka mes turime įstatymą, jūs, kai kūrėte komisiją, tuo pasirūpinot. Bet aš tiesą sakant, pradėjus dirbti, irgi ne iš karto supratau, kaip svarbiai yra ir pramanytai sudaryta komisija, tam, kad jinai būtų nepriklausoma. Nes tai yra, mes čia susitikome, taip, mes labai patinkam vienas kitam ar ne, bet mes susitikom dėl to, kad dėl tų tam tikrų kompetencijų mus skiria svarbiausios institucijos. Tai yra vyriausybė, prezidentūra, Seimas, asociacijos. Tai mes čia turime, galima galvoti, visokiausių minčių, idėjų, bet mes didžiąją dalimi esame, kiekvienas savo ekspertai ir kadangi paveldas jungia, jis toks labai tarpdiscipliniškas, jungia nepaprastai daug įvairių sričių ir to būtent reikia, tuo ir pasižymi kultūros paveldas, tai mes kartu esam labai visi skirtingi, bet kartu kolegialiai mes galime daug. Norėjau pereiti prie to, kaip mes veikiame. Tai iš tikrųjų mūsų veikimo principas yra toksai, kad mes dirbam ir tada suformuojame, bent jau pastarosiom kadencijom tikrai daug stengiamės, kad mūsų sprendimai, mes jų tikrai neleidžiame kiekvieną posėdį, bet kad jie būtų labai konceptualūs ir kad jie būtų paremti tyrimais, kad jie būtų argumentuoti, kad būtų pažiūrėtos visos suinteresuotos šalis. Tai vat žodžiu, vyksta darbas administracijoje, tačiau paveldo komisija, jinai, kaip ir supratote, kad turi daug savo tokių tiesioginių darbų ir kartu dėmesį skiria tai, ką veikiam ir paskui tai tampa sprendimais, nutarimais ar kitokiais projektais, ar kitokiais darbais. Iš tikrųjų labai sudėtinga, nes mes turime vykdyti visas viešo administravimo, jūs įsivaizduojate, mes tai ateinam iš turinio ir galbūt man pasisekė dėl to, kad aš dabar pagalvojau, kad visai apie savo tyrimus pamiršau pakalbėti. Tai reiškia, kaip man svarbu dabar yra vadyba. Ir man ko gero pasisekė dėl to, kad taip atsitiko, kad aš UNESCO kultūros vadybos ir kultūros politikos katedroje dirbau ir ten visus paveldo vadybininkus. Iš tikrųjų labai daug turėjau studentų, kuriuos inspiravau tyrinėti kultūros paveldą ir vadybinti kultūros paveldą. Tai mano vadybinės kompetencijos ir mano darbas, kadangi mes ne tik tai su paveldu dirbom, bet su visa kultūros vadyba, tai tokiu būdu turėjau daug vadybinių įgūdžių, kuriuos galėjau čia realizuoti, nes daugelis žmonių čia ateina ir tų vadybinių kompetencijų nebūtinai turi, jas turi išmokti tų kompetencijų, o dabar reikalavimai yra labai dideli. Tai tikrai daug dirbome su struktūra, keitėme paveldo komisijos struktūrą ir tada susiskirstėm, kad yra turinio ir visas dėmesys yra turiniui, nes mums labai yra svarbus turinys, bet kartu yra ir administracija. Bet tada pereikim prie diskusijos apie kultūros paveldą. Truputėlį pristatysiu, kaip mes dirbame ir kaip mes veikiame. Tai mums labai svarbu yra atliepti savo funkcijas ir pareigas. Ir galbūt aš akcentuočiau, kad mes, turėdami tiek kompetencijų, tiek žinių, iš tikrųjų sugebam identifikuoti svarbiausias kultūros paveldo problemas per diskurso galią. Nes mes esame ne imperatyvūs,
Tai ką mes galime daryti, tai, na, žodžiu, tą diskursą kurstyti kaip įmanoma ir stengtis, kad mūsų neimperatyvumas, na, taptų tikrais darbais. Ir turiu pasakyti, kad, na, mums kažkaip visiškai išeina tą daryti, aišku, visko būna, bet aš manau, kad, na, įvyko per gana neilgą laikotarpį daug dalykų, kur mums pavyko tą mūsų neimperatyvumą kažkaip įtikinti, kad ir, tarkime, kad ir dėl to reikšmingo paveldo. Na, tarkime, dėl reikšmingo paveldo, na, mūsų sprendimo dėka atsirado grupė, kur aš dabar, koncepcijos kūrimo grupė, kur aš labai tikiuosi, kad, na, jinai tęs tą darbą, tą grupę ir mes turėsime reikšmingo paveldo koncepciją, kaip ir kiti dalykai. Taip pat aš norėčiau pasiūlyti pasikalbėti ir apie gerąsias žinias, nes, na, mes kažkaip visą laiką įpratę, kad, na, jeigu paveldas, tai jau čia bėdos, problemos ir vien tik blogai. Ir atsitiko tokia situacija, kad tikrai mes daug kalbėjome ir su žurnalistai, buvom nuvažiavę ten ir kalbėjome televizijoje. Visiems yra susiformavęs toksai kažkoks, kad paveldas, kas yra blogai, kad čia kažkokie konfliktai, kad čia kažkokios kautynės visą laiką. Tai ne, mes kaip tik paveldas, nu, Lietuva turi tokius išteklius ir tokias galimybės, kad mes turime kalbėti apie gerąsias žinias. Tai siejant tą pokalbį apie gerąsias žinias ir kai mes tai pradėsime kalbėti, kai mūsų vaikai pradės kalbėti apie tai, galbūt ir tų lėšų daugiau atsiras, kai mes paveldą laikysime kaip išteklių ir galimybę. Tai šiuo atveju Paveldo DNR. Mes inspiravome projektą Paveldo DNR. Tai tokio projekto, gal nežinau, ar projektas, iniciatyva, reikėtų sakyti, tokia visiškai pilotinė, visiškai buvo mūsų ta iniciatyva, bet kažkaip sulaukėme labai gerų, labai atsiliepimų, sakau pilotinė, nes mes tikrai ėjome į ministeriją ir, norėjome įkalbėti, kad ministerija būtų irgi partneriai šitoje mūsų iniciatyvoje, kad ne tik mes teiktume tuos apdovanojimus, bet kartu su kultūros ministerija. Tai nežinau, galbūt, kadangi esame įsipareigoję kartą per kadenciją surengti paveldo DNR, kas tikrai labai pasiteisino, kaip mes ten atrinkom ir visą kitą nuskleidžiam tas gerąsias žinias. Tai galbūt galėsim sugrįžti kažkada ir prie šito klausimo, kad tai galbūt galėtų būti tęsiama ne vien tik tai, nes esame nepaprastai maži, esame labai mažo biudžeto, aš taip kažkaip visą laiką stengiuosi niekada nekalbėti ir neakcentuoti piniginės situacijos, bet ministras irgi sakė, kad atėjo ir rado, ką rado. Tai aš irgi galiu pasakyti, kad tarp Seimui atskaitingų institucijų mes ir etno globos tarnyba esame tos mažiausio biudžeto institucijos ir ko gero, aišku, labai stengiamės, mes buvome netgi dėrybose su finansų ministerija prieš 2 metus ir netgi mums padidino finansavimą, kad ir labai nedaug, bet padidino. Žodžiu, tas mažas biudžetas, stengiamės to neakcentuoti, bet vis tik tai yra tas dalykas, kad tarp Seimui atskaitingų 17 institucijų esame mažiausiai, žodžiu, finansuojama, nors padarome kaip ir visiškai nemažai. Aš dar norėčiau be visų darbų prisiminti, kokie mes svarbus esame visuomeniai. Ir žinote, kaip pereitais metais iškilo ta situacija, kad reikia paveldo komisiją uždaryti ir padaryti gerovės komisiją. Ne pirmą kartą. Tai ir ne pirmą kartą, nes ko gero pirmininkai patvirtina, kad dar taip nebuvo, kad per kadenciją nebūtų kalbama apie uždarimą. Tai atsitiko priešingas dalykas. Visai netikėtas priešingas dalykas, kuris man irgi atvėrė visiškai kitą suvokimą. Nes mus pirmiausiai puolė ginti visuomenę, nors niekas jos neprašė. Nes ne tik apie mus buvo, tiesiog jie patys inicijavo raštus ir tą padarė pirmiausiai bendruomenės. Tai yra Užupio, Senamiesčio bendruomenė,
ir kokia dar, ir žvėryno bendruomenės. Tada prasidėjo institucijos irgi teikė savo palaikymo, tai tarkim kitom komisijom ar lietuvių kalbos, nes sakė, mums tai parašys tada, kai jau tikrai mus norės uždaryti. Tai mes tikriausiai labai nustebinom ir pasitvirtinom, kad mes labai svarbus visuomenė. Ir iš tikrųjų visuomenė į mus kreipiasi tada, kai neberanda kitos išeities. Kaip į paskutinę instanciją. Tas išliko. Nes dabar kreipiasi ir gal ne visi dar komisijos nariai ir žino, visai nesenai čia dėl Bokšto gatvės ta pati bendruomenė, kur mes anksčiau, paskui Kaune atvejais yra, kad, žodžiu, kreipiasi ir aš pagalvojau, kad greičiausiai mes irgi savyje, mūsų stiprybė yra, kad taip esame institucinė valstybinė kultūros paveldo komisija, ar ne? Tai dabar galbūt pereikim prie pokalbio apie kažkokias galimus bendrus darbus. Aš nežinau, gal tada ir ministras ar viceministrė, mes įsivaizduojam, kur galėtų būti, bet gal jūs irgi turite kažkokį matymą, kaip mes galėtume? Aš labai trumpai, pirmininkė, jūs, kas man įstrigo ir norėčiau paantrinti ir ko gero dar daugiau reikšmės suteikti, tai savivaldybių. Darbas su savivaldybėm, jūs matyta ir metodinis darbas, ir aiškinamasis, ir visoks kitoks. Reiškia, nes mūsų 35 metų nepriklausomybės istorija ką rodo? Rodo, vienaip, kaip sakėt, apie pozityvą kalbėti, bet negali apie pozityvą kalbėti neįvertinęs praeities. Tai praeitis yra tokia, kad vienaip ar kitaip investicijos, valstybės investicijos, naudojant tiek biudžeto pinigus, tiek ES struktūrinės lėšas buvo gana didelės savivaldybėse ir mes pažiūrim, kur jos nuėjo. Tai, kaip sako, ne visur, bet trinkelizacija, mokyklų šitų renovacijas, likatinių mokyklų, reiškia, kurios dabar stovi visos uždarytos. Tai yra 100 milijonų eurų. 100 milijonų eurų buvo suinvestuota ir tada toks kyla klausimas. Tai ar niekas negalėjo pagalvoti, nematė demografinės situacijos, atrodo labai paprasti dalykai. Togi tikrai žinomės demografinės tendencijas, jos seniai buvo žinomos, gimimų skaičius, ten mirčių ir kiek tų mokyklų reikės. Dabar jų niekam nebereikia, jos stovi su milijonais, tai sušaldytais. Šalia stovi paveldo objektai, arba nebestovi jau nebestovi, jau daugelis jų sugriuvo. Ir čia turbūt reikia pasakyti, kad visi mes pražiopsojom. Vietoj to, kad nukreipti lėšas į paveldo objektus ir ten sukurti traukos centrus tiek bendruomenį, tiek pasididžiavimo savo tą gyvenvietę, rajonu ar kažko, nes tai, iš tikrųjų, tai ir yra traukos centrai ir ten galima buvo turinį, kaip sakant, ne tik pastatą, bet ir turinį iškurti. Tai mes padarėm atvirkščiai, mes sudėjom į netvarius dalykus arba tokius visiškai beverčius ir todėl aš galvoju, kad darbas su savivaldybėm, jūsų daromas tas savivaldybių paveldosaugos indeksas, jis yra labai svarbus. Ir kalbant su jom, tai čia būtų jūsų vaidmuo labai reikalingas, nes vienaip ar kitaip aš nesitikiu stebuklo. Nors mes viską darysim, kad programos iš biudžeto didėtų, bet vienaip ar kitaip važiuoja merai dabar pas mane, kaip pas ministrą, visi su to pačiu, pas mus toks objektas, pas mus griuvo, ministrė, ką daryti, ir bažnyčia, ir dvaras, ir tas ir anas. Jau aš paklausiu, tai kodėl jūs važiuojate, kiek jūs biudžete paskirėt pinigų tam? Tai ne, tai čia, žinot, mūsų biudžetas ir taip mažas, čia valstybė. Čia ir yra požiūris. Pasaulyje vietos valdžia rūpinasi paveldo objektų, nes tai yra jų rūpestis, tai yra bendruomenės rūpestis ir iš savo biudžeto atranda lėšų.
mes kol kas tų lėšų, čia yra kai kurios, reiškia, pritraukia ten, rašoma Vilnius, Kaunas, gal čia, ar lengviau, ar kaip, tai ar supratimas kitoks, bet jeigu paimsime daugumą savivaldybių, tai yra tikrai kol kas supratimo nėra, biudžete pinigų tam nėra. O reikėtų ir labai nemažai. Tai labai norėtųsi toj srity kartu suremti pečius ir padirbėti, apie tai kalbant su visom, nežinau, darant tą tyrimą apie tai kalbėti, jį pristatant apie tai kalbėti. Tai mano toks būtų pirmas, ką aš dabar gavęs jūsų ataskaitą, kokia mintis kyla. Aš tada skatinu ir kitus įsitraukti, bet aš tada turiu labai daug ko pasidalinti šitoje temoje. Nes iš tikrųjų, kai pradėjome darbą 7 kadencijoje, tai pamatėme, kad tas savivaldybių tyrimas, tai reiškia, kad nuo pat pradžios jis buvo skaičiuojamos tos lėšos, nieks neskaičiavo jų anksčiau. Ir tai buvo toks skaičiavimas ir tiek. Ir aš mačiau, kad čia yra labai didžiulis potencialas ir mes išplėtojom labai iki indekso, iki dabar bendrakuros, čia būtų daug kalbėjimo, aš kalbėsiu trumpai. Ir su šita tema mes visą laiką dirbome su prezidentūra. Tai yra nuo pat 21 metų, kaip bendra, nes mes bendradarbiavom su institucijom ir su kiekviena institucija, ką mes esame ekspertai, esam pasirinkę tam tikras temas. Tai su prezidentūra šitą temą tiesiog plėtojom ir beje paveldo DNR yra susijęs irgi su šita tema, lygiai taip pat iš to išaugančią temą. Ir suprantat, mes visą laiką kalbėjome apie tai, kad čia ir mes padarėme, tai sakau, išplėtėm iki indekso, iki bendrakuros, bet suprantat, gerai, mes tai padarėm, bet o kas toliau, nes mūsų tas neimperatyvumas, tada mums labai reikia jūsų pagalbos, nes, nes išklauso, ir kas? Ir vyksta pokytis. Ir merai, tarkime, įdarbina, nes mes visą laiką sakom, kad nėra paveldosaugų ir jie dabar įdarbina. Ir mūsų tas nuolatos tas kapsėjimas ir kalbėjimas, jis daro pokytį, bet ne tokį, kokis turėtų įvykti, nes tiesą sakant, aš irgi manau, kad miestai, regionai yra labai svarbu, nes tu atsikeli ryte, pažiūri per langą ir tu matai, tarkim, pilį, ar ne, Panemunės pilį. Suprantat, tai ir kaip čia su tuo. Tai ir labai keista, kai mums bendraujant su regionais, su savivaldybėm ir sako, čia valstybės pinigai, o čia mūsų pinigai. Kaip tai suprasti, kaip tai valstybės? Tai čia mums paveldosauga, tai programą čia turit. Ne. Tai suprantat, kažkoks tai ydingas požiūris yra. Ir tada, be tos visos, ir tada mes sakom, gerai, indeksas, konkurencija, taip, ir tai tikrai vyksta, mes pristatom, kitą savaitę bus pristatymas kartu su jumis, nes ir ministerijos klausimas bus su asociacija. Bet, tarkime, darėm tą visiškai eksperimentą, bendrakurą, kaip tam tikras principas, kad mes galim taip veikti kartu. Bet suprantat, žadėjo ateiti visi merai Alytaus, ir regione. Buvo vienas meras, nors visi buvo pažadėję, paskui galiausiai atsiuntė pavaduotojus. Tai vis tiek yra labai svarbu, kad visi tie procesai vyktų. Kaip padaryti, tada kaip įveiklinti, kad tie mūsų visas įdirbis, mūsų ten tos išvados turėtų ir kažkokią kitą galę. Galvojom ir su prezidentūra, jie sakė, žiūrėkit, eikite ten per regionų tarybas, ar ne? Nes yra tas regionų, ar ne, kur irgi merai. Bet mes jiem parašėm raštus, kad bendradarbiaukim. Ir taip, suprantat, kai esi neimperatyvus, ir tas galios diskursas yra toks patariamasis. Tai jeigu jūs irgi matote, kad čia reikia keisti, tai reikia pagalvoti, koks galėtų būti mechanizmas, nes tiesą sakant, šią savaitę, atrodo, šią gavom irgi raštą iš Anykščių, kur sako, žiūrėkite, tai dabar praėjo 30 metų, tai šitie mūsų objektai, jie stovėjo, bet dabar tai jau sugrius.
nes jie yra registriniai ir suprantat, tai vadinasi, per 30 metų, tai kas prieš 30 metų dar stovėjo, per šitą laiką, ką daryti, nes kai Lietuvoje niekada nebus tiek pinigų, kad valstybė galės, reikia pakeisti požiūrį, tai nežinau. Kolegos, gal jūs irgi įsijunkite, aš čia taip tikrai paprašyčiau, gal irgi galėtumėte šito klausimą. Reikia dirbti prie visuomenės požiūrio kaitos, kad mentalitetą pakeisti. Nes taip visi laukia, visos savivaldybės laukia mano. Tai va. Ne tik savivaldybės, iš tikrųjų, jeigu aš galiu papildyti, tarkim, iš mūsų patirties su Fixus Mobilis, jau 5 metus, iš tiesų ir, vėlgi, po tiek metų tikrai negražu kaltinti vis dar sovietmetį, bet niekaip kitaip kaip tuo, kad kaip ir ne visai mano kažkas kitas turi ateiti pasirūpinti, to nepaaiškinsi. Nes net ir tie patys privatus asmenys labai dažnai, arba kartoja tą mantrą, kad čia nieko negalima, arba, tai kažkas turi padaryti. Sakau, bet kasgi gali už jūsų lapus iš liekamžių išvalyti iš tikrųjų. Tai arba negalit, ir kviečiat specialistą, bet vis tiek tai yra jūsų atsakomybė. Tai va, man atrodo, kaip čia, bausti nėra tas kelias, bet tas nuolatinis šnekėjimas, rodymas, pasakojimas, mokymai turbūt yra ta priemonė, kurią mes turim taikyti, bet ne tik nuo viršaus, nuo merų ir panašiai, bet ir nuo paprastų žmonių, tų, kurie turi ir paveldo, ir nepaveldo objektus, kurie juose gyvena. Nes ir tie merai, jiegi grįžę namo, jie irgi yra kažkokio turto savininkai. Ir reikia pratinti, kad tu esi savininkas pirmiausia reiškia atsakomybę. Aš tai sureaguosiu į tą baustį. Nes, iš tikrųjų, mes kita problema, bet jinai susijusi. Vis tiek, kaip sakot, paveldas kažkur tai per 30 metų jau ten buvo, išnyko. Ir savininkai yra, be abejo, jie yra arba fiziniai asmenys, arba juridiniai asmenys, bet mes taip, jie ateina su ištiesta ranka, sako, duokit pinigų ir mes nieko kitaip nedarysim, bet ir niekas jiem nieko nesako, nedarysim ir nedarom, ir gal dar nedarys, kol bus lygi žemė ten liks. Tai ar toj vietoj, kaip, vis tiek, kaip valstybė, ar mes tikrai tokie turim būti geri ir sakyti, nedarykit, pinigų nėra, nedarykit. Bet jeigu tai būtų, iš tikrųjų finansiškai baudžiama už tokius dalykus, tai tu arba darai, arba parduodi tam, kas darys. Ir už neparduodi, atiduodi. Čia apie pardavimą dažnai jau nebegali būti kalbos, nes čia buvo pradžioje gudručiai, kažkas sugebėjo, sako, oi dabar aš pasimsiu ten kokį, čia valstybė man padarys, aš po to brangiai parduosiu. Buvo tokių minčių. Ir aišku, tokių minčių turi nebelikti, bet tas toks, maždaug yra, griūna, nors mano nuosavybė saugomi, registre esantis, galbūt labai svarbus mum objektai, jie griūna ir niekas nieko nebaudžia, nes visi nori būti geri. Tai arba sako, negalim, tai nereikia atimti. Dėt baudas, kad žmogus padovanotų, kam nors surastų, galvotų, tai čiagi ne man reikia, čia reikia išsaugoti. Jeigu aš negaliu, ką darysi? Visais laikais, dvarus statė tik tai ten labai turtingi žmonės ir bažnyčias fundavo labai turtingi žmonės. O dabar visi galvoja, kad, aš neturėdamas pajėgumų, man kažkas ateis suremontuos, bet aš toks labai myliu paveldą. Čia taip skamba baisiai, bet ką daryti? Ką daryti tokioje vietoje? Vis tiek gerai būtų priimti sprendimus kokius tai. Aš galiu šitą truputį gal papildysiu apie tą, kad mums vis tiek reikia kažkaip tai sugrįžti prie to kultūros vertybių registro peržiūrėjimo ir turbūt tas sistemos sukūrimas bus laikas tam, naujos informacinės sistemos sukūrimas bus laikas tam, kad kažkaip tais, taip susikoncentruoti į tą, ką mes iš tikrųjų saugom ir truputėlį paleisti iš registro to, ko mes jau tiesiog negalim išsaugoti arba tai neturėtų išeiti bendrai iš inventorinių sąrašų, bet iš registro turbūt reikės paleisti.
tai, ką Viltė sako, aš esu gerbėja šito projekto ir, žodžiu, nuo pat jo turbūt atsiradimo, ten gerbėja palaikytoja ir taip toliau. Ir kažkaip dabar vėl irgi grįžtu ir, žinot, naktim nemiegu ir galvoju, kaip čia toliau prie to ateiti, prie to savininkų mokymo, tokio ugdymo elementaraus, kad, užsikišęs lietvamzdis jisai gali padaryti tikrai daug bėdos, o elementarus darbas, jisai toksai kaip ta lietvamzdžio išvalymas, jisai gali tikrai pagerinti tą situaciją. Tai tikrai prie Fixus Mobilis grįšim ir toliau prie to plėtojimo kažkaip bandysim žiūrėti, ką iš to galima padaryti. Tai tas irgi svarbu. Ir, kaip mes sakom, irgi tos ugdymas šitų merų ir ne tik tai merų irgi, man atrodo, labai toks viena vertus reikšmingas. Kitas dalykas, kas mane labiau neramina, yra atkūrimo bangos, jos visą laiką pasikeitus kadencijoms užplūsta masiškai ministerija ir visi su savo pilim, bokštais ir ko tik. Tai aš nežinau, kaip šitą sustabdyti ir aš nuoširdžiai šitą nemėgstu ir sakau, neikit pas mane ir jau dabar Dubingius išsiunčiau, kad ką tik Klaipėda skambino, žodžiu, kad ten jiem vėl bokšto reikia. Sakau, tai jūs inicijuokit kažkokių naujos architektūros, kažkokio, tų simbolių kūrimo. Kodėl jums reikia būtinai to kamufliažo, jau Klaipėdai pasistatė. Visuomenės fundacijas. Tai taip, turi Dubingiai visuomenės fundaciją. 800 eurų, tai prašyčiau, žodžiu. Tai už tiek gali pradėti. Taip, va. Žiūrėk, tų iniciatyvų tai yra superinių. Tai va, kaip prie šito eiti irgi, kad jeigu jau nieko tenai neturime, tai gal tikrai galvokim, net jeigu tai yra senamiestis, galvoti apie tą kažkokios naujos kokybiškos architektūros statymą, negu kad bandymą ten daryti tos muliažus. Mane tai, aš sakau, aš negaliu žiūrėti Klaipėdos tą bokštą. Tai vietoj to esamo turto sutvarkymo. Tai žodžiu, ten tų iniciatyvų yra daug ir man atrodo, kad čia tos bendros jėgos iš visų pusių šiek tiek gali tą padėti ir mes turbūt grįšim ir prie tos visai, ką ir Vaidas minėjo ir Vaidutė minėjo, kad, aš Vaidutę visada vadinu Vaidutę, tai prie paveldo užsienyje, ta prasme, kad tas irgi kažkaip reikia tą klausimą išjudinti, nes tokia kryva vėžė buvo nuėjęs praeitoj kadencijoje, ten nuo pat pirmo susitikimo buvo aišku, kad niekur neišjudėsim, tai grįšim. Bet mums reikia pasistiprinti pačią kultūros ministeriją, pačią paveldo grupę, ten tiesiog nėra žmonių, su kuriais dirbti, visi 4 žmonės, kurie laiko tą visą srautą iš visų prokuratūrų, skundų ir taip toliau, ten tūkstančiais laiškų ir raštų, tai tiesiog reikia pasistiprinti, žodžiu, pačius darbuotojus, jų truputėlį skaičių pasididinti ir tada bus galima tiesiog grįžti prie tų tokių konceptualių klausimų, nes jie yra konceptualūs, negali tai paimi, padarai ir viskas. Tai žodžiu, aš taip tikiuosi, kad ir ta paveldo grupė, šitą paveldo užsienyje klausimas išjudės ir tai, ką ministras sakė dėl tų padidinimo to krepšelio, žodžiu, tai mes čia irgi su visokiais tokiais įdomiais posūkiais, bet irgi bandom didinti tos skaičius exceliniai lenteliai prie vyriausybės veiksmų plano, žodžiu, bet pažiūrėsim, kaip darybos pavyks. Čia vėlgi yra darybų klausimas ir visi žinom, kad yra gynybai labai daug didelis dėmesys. Nors mes sakom, kad kultūra yra gynybos dalis, bet pažiūrėsim, kaip čia ministrui seksis tą apginti, žodžiu. Tai tiesiog bandom per visur žiūrėtis, kokios dar yra programos, kokios yra galimybės, kur galima padidinti ir keisti tą paveldotvarkos principą iš finansavimo į kompensavimą. Tai aš jau praeitą kartą labai tą norėjau padaryti ir dabar noriu dar labiau prie šito grįžti, kad tada, kada jau yra tvarkingai, teisingai padaryta ir sutvarkyta, tu tada pakompensuoji žmogų išlaidas. Ir tada procesai greičiau sukasi, mums nereikia ten dalyvauti visose, turiu minti, kaip ministerijos pavaldžioms įstaigoms, nereikia dalyvauti viešų pirkimų ten tam visam rate ir kainos neišbrangsta tiek, nes savininkas suinteresuotas daugiau padaryti, žodžiu, tada ta tvarka yra geresnė. Tai, žodžiu, tų priemonių visokių variantų yra, jeigu liksim prie to minimalaus krepšelio, tada irgi galvosim, ką daryti. Tai gal susimažinsim 150 iki 5 objektų ir juos sutvarkysim, nežinau. Vis visokių čia tų versijų. Aš tik dar kolegos, kur viceministrė pasakė tą darbo skelbimą, tai atkreipkite dėmesį šitą, jeigu žinot, ką siūlyti, nes problema seniai žinoma ir niekaip neišsisprendžia, tai tikrai dar kartą visi perkratykim kolektyviai, gal turim kažkokių rekomendacijų,
Gal labai trumpai norėčiau dar sureaguoti dėl Lietuvai reikšmingo paveldo užsienį, nes iš ties mūsų pozicija, man atrodo, labai svarbi ir dabar visiškai naujas, aš prieš porą dienų gavau laišką iš Niujorko, Maspete yra viena pačių svarbiausių bažnyčių. Šiandien arkivyskupas mums irgi tą minėjo ir tikrai bent interjerus, viską, kaip mes sugebėsim. Bet jie netgi prašo nors kažkokį tai support letter parašykit, kad palaikot, kad tai svarbu, kad tai yra bendras paveldas. Tai tas... Reikėtų, žinai, kažko, nes mes negavom, dar aš bent jau nemačiau, pas mus nėra turbūt šito įkritę, jei būtų galėtum kažkaip persiųsti informaciją, žinai, ir kažkokių pasiūlymų, nes mes kaip tik šnekėjom, ką čia daryti, ką pasiūlyti paimti, žinai, kai aš nebuvus, tai man sunku spręsti, žinai, o ką tiesiog reikia paimti. pasiūlyti, kad įtraukti į Niujorko saugomų vietų sąrašą ir reikėtų, kad mūsų... Kad... Bet taip ne visai viskas įvyks, nes greičiausiai tie, kad ir bažnytiniai objektai, jie bus tiesiog parduodami aukcione. Taip, jie bus parduodami, bet jau bus saugomi. Tai reiškia, kad tu pirkdamas... Jo, tai išorė taip, bet vidaus visas ten, kieno ten yra... Muloko. Jo, Muloko. Tai gal kai ką, galima, tai yra iš tikrųjų paveldas. Tai niekas ten nesaugos ir nelaikys. Jeigu pakeis paskirtį, reiškia, o paskirtis gali būti pakeista, kad ten liks, reiškia, katalikų bažnyčia, tai tokių vilčių yra mažai, tai gali būti viskas tiesiog sunaikinta. Tai va čia yra baimė. Tai kaip mes čia galim, ar galim ir ką iš ten išsivežti, ar kur tai... Nes arkivyskupo mintis buvo, kad net, gal galima, ta prasme, žinai, kažkokius vertingiausius interjero elementus persivežti į Lietuvą, atsivežti, net ir tokių buvo čia, žodžiu, pasvarstymas. Šiandien paveldo diena pas mus nuo ryto. Dirbam. Tai čia tokia, mes gal į specifinius niuansus, labai trumpa reakcija, kad aš vidinį tokį įsitikinimą turiu, nereiškia, kad aš jo tikrai nekeisiu, bet yra, kad vis dėlto būtų gerai, jeigu ir iš ten paimtume saugoti Amerikoje, palikti, nes tai yra sukurta ten ir ten telkia bendruomenę, ne tai, kad mes viską prasivežinėt, tai yra bendras paveldas ir tą bendrumo naratyvą yra labai svarbu vystyti. Ir, tiesiog... Tai Vaidai, tiesiog man, kažkokį, žinai, tokį, jeigu surašytum, kaip atrodo iš paties, kaip iš eksperto, ar nuo VKP, čia visokios formos gali būti, tai mes tada tikrai išsiųstume, tiesiog bus greitesnis procesas, nes jeigu aš sėdėsiu ir rašysiu nuo balto lapo, tai užtruks. Okay. Gerai, kad jūs šiam formate, irgi įstatymą, kuris yra Seime dabar, jau nebe kultūros ministerijai, ir jūsų nuomonė, mano tokia subjektyvi nuomonė, kad vis tiek įstatymo reikia, nes aš ko bijau, kad jeigu mes dar įsivelsim ir jis vėl bus ten daug metų, tada jeigu vėl atmesim, vėl taip, tada iš naujo visas procesas, jis nuo 18 metų. Tai, kad jo reikia, tai faktas. Dabar man kartais atrodo, kad geriau priimti ir po to taisyti, nes ten yra daug gerų dalykų. Galbūt yra ir nelabai gerų, bet čia dėl jų vyksta ginčai ir niekas nežino kartais, kur ta tiesa. Bet dabar aš matau ir tokio daug stabdymo, kad nereikia, dar atidėkim, reiškia kažkada tenai. Tai gerai būtų jūsų tokio, jau tikrai kaip čia ekspertų, truputį tą įstatymą pasižiūrėti. Ir jeigu jūs matot pozityvo, daugiau negu negatyvo, jūsų palaikymo, nes jūs esat prie Seimo. O įstatymas yra Seime. Aš truputėlį galiu dėl įstatymo pasisakyti, dėl to, kad praeita politinė valdžia, pirmiausiai mes kreipėmės į kultūros ministeriją, kad reikia keisti įstatymą. Mūsų buvo tokia iniciatyva ir tai nebuvo mūsų vienintelių, bet buvo mūsų tokia iniciatyva ir mes buvome patys pirmieji, kur iš tikrųjų dirbom su tuo ir nukeliavom į ministeriją ir pateikėme raštą, kad kur yra probleminės sritys ir tik tai tada ministerija pradėjo dirbti su tom sritim. Tai įstatymo, netgi buvome 7-osios kadencijos kaip svarbiausių darbų, nusimatę, kad mes dalyvausim to įstatymo kūrime ir mes iš tikrųjų dalyvavome. Ir 7-osios kadencijos visi nariai, šiandien jie yra didžioji dauguma, kai kurie jau baigė savo darbą, visi vieningai
balsavo už įstatymą. Ir jeigu yra įstatymo priešininkų, tai aš visą laiką sakau, tai ir imkime tą vietą, tą tikslę akupunktūrą ir ją taisykime ir žiūrėkime, bet labai tiksliai, o ne abstrakčiai kalbėkim, nes įstatymą būtina keisti. Ir mūsų vieninga pozicija buvo tokia ir mes visą 7 kadenciją dirbome su įstatymu ir bendradarbiavimo. Tai kolegos Vilte, jūs gal pasisakysite kaip... Čia kaip sakyti, yra turbūt, ką mes visi kaip specialistai matom, arba tas pačias, arba skirtingas vietas, kurios mums gal ten ne iki galo patinka toj redakcijai, bet irgi komisijoje dabar yra įvairių nuomonių, bet ta bendra, čia vėlgi tikrai reikėtų atskiro posėdžio, bet čia ką pirmininkė ir sakė, bendra iš komisijos buvo išėjus nuomonė, kad kolegialiai, kaip juridinis vienetas, komisija įstatymą palaiko. Taip. Tai jeigu galima būtų apibendrinti, ką mes tada galėtume nuveikti, tai tarkime dėl reikšmingo paveldo, tai taip, kadangi mes jau labai toli pažengėm, įtikinom kitas institucijas, tai mes sakėme, kad dirbsime šitoje srityje tada, kai žinosime, kad galime jau paleisti ir nebedirbti ir tai padaryta. Tai mes tam tikrą frontą laikysim ir jeigu reikia padėti ar kažką, tai visada, Ingrida, tikrai mes galime savo kažkokį tai, nes tiesiog labai ten jau esam toli nukeliavę ir turime tam tikrus dalykus susiformulavę. Dabar dėl paveldotvarkos dalykų, tai tikrai galime irgi įsijungti dėl to, kad 7 kadencijos pradžioje darėm tyrimą labai didelį, labai nepatiko buvusiam ministrui mūsų kai kurios išvados, čia mes buvome labai, žodžiu, buvo čia reikalų, nes, žodžiu, bet mes atlikome objektyvų tyrimą dėl paveldotvarkos. Tai jeigu manote, kad į paveldotvarkos programą reikėtų pažiūrėti kitaip, mes galime sugrįžti prie buvusių rezultatų ir žodžiu, vėl atnaujinti tuos dalykus. Dėl savivaldybių tai irgi galim laikyti pulsą ir kadangi šiais metais žadame sprendimą, tai galėsime pasitarti, kaip daugiau dėmesio skirti šitai temai, nes jinai visiškai sutinku, kad jinai yra. Ir kitos tos temos, kolegos, jeigu kažką pamiršau, papildykit. Norėjome dar paklausti dėl švietimo. Mes tokį sprendimą irgi dėl švietimo integralumo ir dėl buvimo mūsų kaip paveldo komisijos nacionaliniai darbotvarkiai ten, kad galėtume tą pulsą laikyti. Tai ta nacionalinės darbotvarkės... Tai negavome oficialaus kvietimo jo. Nes, tiesą sakant, čia mes daug ką nuveikėm šitoj švietimo temoje, bet tokius mažus dalykus, bet čia reikėtų iš esmės, nes irgi su ta tema esam. Noriu pasakyti, turbūt jūs, gerbamas Glemža, paremsit mane. Anksčiau buvo lengviau. Iš viso man net netikėta, kad mes 30 metų dar gyvuoja komisija. Kai buvo mūsų 20-metis ištaigingoje Chodkevičių salėje, susirinkom visi ir gerbiamas prezidentas Adamkus ir visi gėrėm vyną ir pradėjau savo kalbą, kiek rovė, neišrovė. Iš tikrųjų, kiek buvo daug skundų, kokie mes netinkami, kaip mes stabdom Lietuvos vystymasi ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kažkaip Seimas tais laikais, kuris mus sukūrė, pats sukūrė įstatymą, tvirtai laikėsi, kad mes esam reikalingi iš tikrųjų. Bet noriu prisiminti tai, kad mes, tai buvo 95 metai. Galite įsivaizduoti, mes neturėjom dar ir kompiuterio. Mes viską rašėm ant popieriuko. Ir kai padalino Puteikis kultūros ministerijos institucija, buvo vieną dalį paveldo komisija,
antrą dalį kalbos komisija, o kas liko departamentas. Tai va tada mes iš departamento gavom 2 fizikus, kurie atėjo su savo kompiuteriais. Tai galite įsivaizduoti, pirmas posėdis buvo, kadangi mane ištraukė, kaip nežinia iš ko, iš restauravimo centro, aš neturėjau jokios nuovokos apie paveldo apsaugą ir aplamai vedybą, kai dabar čia kalbat apie vedybas ir visokius. Tai buvo tamsi naktis. Ir pirmi posėdžiai buvo centro kavinukiai mūsų. Mes taip, bet atsiprašau, aš noriu pasakyti, kokie tai buvo komisijos nariai. Ir kaip mes iš karto labai sužibėjom. Tai buvo profesorius amžinatilsį Tyla, profesorius Kiaupa, Pakalnis, Algimantas Nasvytis amžinatilsį, va tokios asmenybės. Tai iš jų galėjai viską mokytis, jie tik pasakydavo sakinį ir buvo viskas aišku. Ir kai mes gavom laikinas patalpas Vienuolio gatvėj šalia energetikos ministerijos, atrodo taip vadinosi, ir mano kabinetas buvo šalia Kurio ministras, kuris buvo, su kurie labai buvo, visi aplamai buvo labai kažkokie atviri. Ir vat 95 metai paveldas buvo labai daug kam labai svarbus. Vat tas mums buvo lengviau. Ir iš tikrųjų, aš kadangi be patirties ir be jokios šitos, tai man buvo jokių problemų nebuvo ar paskambinti prezidentui, ar Seimo pirmininkui, nes mesgi Seimo sukurti. Ir iš tikrųjų visi buvo labai atviri. Nepaprastai buvo daug padėjo Brazauskas. Tikrai. Kada reikėjo, viską kreipėmis, viską padarė. Jau ir ten baigiant net valdovų rūmų statybą. Adamkus visada, ypatingai jo pavaduotojas Meilūnas, tiesiog buvo draugai. Aš nesivaržiau pasakyti, o jau nekalbant apie Seimą, ar profesorius Landsbergis, ar Juršėnas, ar dar buvo komitetas, visuomet kažkaip komitetas, kultūros komitetas susirinkdavo ir visuomet pirmas klausimas, kaip bus su paveldu. Nu, suprantat, aš vadinau, sakau, mano Seimas tai buvo mano tėvai, jie visuomet gali kreiptis. Ir va šitaip mes išaugom. Ir žinot, iš tikrųjų, per 3 kadencijas, kurias aš buvau, mes tiek, aišku, bendravom su visais. Ir pirmiausia, aišku, važinėjom po visą Lietuvą, mums reikėjo žiūrėti, koks yra paveldas. Ir buvo nuostabiausi merai. Tai Kėdainių meras atšoks. Kėdainių meras tuo metu buvo nuostabus. Noriu pasakyti visų jūsų nuostabai, labai geras meras buvo abi kadencijas Zuokas. Zuokas labai inteligentiškai priėmė paveldą. Jogi garsusis planas atrestauruoti medinius pastatus Vilniuje, iš kurių 5 atrestauravo, paskui jau nebesuspėjo, nes pasikeitė meras, kuriam nereikėjo, šitą reikia nubraukti. Zuoko dėka prasidėjo pirmas kreipinys į Rasų kapines, į Bernardinų kapines, bendri projektai su Lenkija. Rotušė iš viso mes, kadangi buvom be namų, be šitų, turėjom bet kada ir salę, ir nemokamai viską. Tiesiog nuostabu. Aišku, pasakiau labai gerus merus, bet pats blogiausias meras visada buvo Neringoj. Jau Neringoj tai buvo didžiausia karonė. Kiek mūsų posėdžių vyko, kaip mes tiesiog visą laiką, viską reikia. Didžiausi draugai buvo Kuršių nerijos parko administracija, tai mes ėjom išvien. Jau Neringos visą tarybą sakydavo Drėmaitė,
Kaip gali, kaip drįsti šitaip, mesgi norim žmonėm, kad būtų geriau, mes pastatysim, mes čia aerodromą pastatysim, mes čia tiltą pastatysim, kad būtų žmonėm geriau. Kiek reikėjo ir kaip buvo sunku įrašyti į UNESCO, nes dar reikėjo ir Rusijos nuomonės, kadangi pusė Rusijos, bet tai ir aš tiesiog su skausmu vėl pasižiūriu į tą mūsų informaciją šiandieninę ir kai vėl pradeda kalbėti apie tiltą, man net bloga pasidaro. Dar vienas dalykas, negaliu nepaminėti, kai prasidėjo tie Sabonio boteliai ir visus, kurios griovė. Juk mes kiekvieną kartą sprendime parašydavom, tai yra neteisėta, negali būti šitoj vietoj, su visais argumentais. Deja, kai manęs klausdavo televizijoje, radijoje, posėdžiuose, Seime, sakydavo, betgi čia leista. Aš visuomet sakydavau, už kiek. Ir kai pasakai, už kiek, visi nutyla ir jokių problemų nėra. Ir nė vienas nepadavė manęs nei į teismą apie šveižimą ar ką, nes tai buvo už kiek. Ir kai nugriovė tuos botelius, taip mes gi rašėm, paprašiau, kad būtų vyriausybėje posėdėje svarstomas klausimas. Vyriausybė susirinko ir aš su Pakalniu amžinatilsį sėdžiu ir pristatom Kuršių nerijos šitas visas negerybės. Ir Seimo teisingumo ministras Šimašius. Aš kreipiuosi, gerbiamas ministrė, ar nėra įstatyme parašyta, ko negalime? Ir Šimašius sako, nu, taip, įstatymas yra, aišku, taip, bet žinote, ir man to užteko, ką reiškia, bet žinote, tai už kiek? Vat taip ir buvo viskas. Tai, atsiprašau, biški ne taip, bet aš noriu pasakyti, kad mes labai, tas 20-metis, aš jau netikėjau, kad išbūsime, bet padarėm labai tokį stengiamės iškilmingą. Išleidom leidinį Vaizdų kaita. Dėka irgi amžinatilsį mūsų fiziko Gedimino Jūcio ir Vladas Niunka dar gyvas yra. Išleidom knygą Vaizdų kaita. Tai reiškia, tą leidinį gavo visi Seimo nariai, geliečiai, tie, kurie buvo su... Jo, ir vienas puslapis buvo vaizdas Vilniuje šiandien ir tas kažkada senai, bet tas senasis vaizdas buvo pirmą kartą padarytas toj pačioj vietoj, iš to paties taško ir tą pačią valandą. Taip galima buvo fiziškai išmatuoti, reiškia, tai buvo labai tikslus. Deja, net neturiu nei paskutinio. Bet dar ištrauksiu iš kišenės, dar išleidom atminimui komisijos 10-mečiui, kurį išsaugojau ir atnešiau jums. Ačiū. Ačiū, tikrai. Ačiū. 10-metis komisijos buvo pažymėtas prie šito stalo. Dalyvavo Seimo pirmininkui Juršienui. Taip, kad buvo tada teisingai taip. Bet aš norėčiau truputį pagarsinti ir apie, kaip atsirado komisija. Ne taip čia paprastai dalykas ir ne, iš tikrųjų atsirado su 94 metų įstatymu. Nekilnojamų kultūros vertybių įstatyme, kuris buvo priimtas gruodžio 22 dieną, 2 dienas prieš Kalėdas, prieš kūčias. Ir kadangi teko dalyvauti ruošiant tą pirmąjį, toj komandai ruošiant tą pirmąjį įstatymą nekilnojamų kultūros vertybių, tai buvo pirmas paveldo srityje įstatymas nepriklausomybės, atkūrus nepriklausomybę čia Lietuvoje. Čia paminėtas buvo Brazauskas. Tai norėčiau paminėti
Mes buvom, kurie rengėm tą įstatymą, buvom 7 ir dėka, galima, Drėmaitė paminėjo, kad departamente atsirado nauja galva, kuris dabar kalba. Tai mane pakvietė susitikti tuometinis prezidentas. Ir susitikom jo kabinete, tada dar Seimo rūmuose. Jis sako, gerbiamas Jonai, mes kartu kūrėm Liaudies buities muziejų, kartu dalyvavom universiteto 400 metų jubiliejų ir viskas, visi tie darbai, kurie ten vyko. Sako, kuo aš galiu padėti paveldui? Čia mane labai maloniai nuteikė. Prezidentas klausė, kuo aš galiu jums padėti paveldui? Sakau, ekscelencija, Seime jau visi metai guli nekilnojamo kultūros vertybių apsaugos įstatymą. Niekas net pradeda net svarstyti. Sakau, tikrai jisai, sakau, paraštas, mano supratimu, sakau, pirmas, negali būti, kad mes vadovautumės mes sovietmečio dokumentais. Tai sako, pas ką jis yra? Sakau, pas Seimo, tada dar aukščiausios tarybos, kultūros komiteto pirmininką Genzelį. Sako, palauk, jis prie manęs skambina telefono Genzeliui. Pas tave įstatymo projektą. Taip, tai žiūrėk, iš karto pradeda svarstyti. Aš išleidžiu jums dokumentą apie tai, kad jūs be eilės tvarkos, be neeilės tvarka, be truputį gal kitokią formuluotę, kad jūs pradeda svarstyti, kad jūs galėtumėte šiais metais pateikti Seimui. Tai va, čia tokia. Bet dabar, kaip atsirado komisija? Tada toliau man reikėjo su to įstatymo projektu eiti pas Genzelį. Jie pasigulėjo, bet aš turėjau truputį, kaip pasakyti, diskutuoti. Sako, tai va, pagal įstatymą nebelieka atskiros inspekcijos paveldo, nebelieka paminklatvarkos departamento. Norima, kad bus sukurtas jungtinis departamentas, kaip dabar yra. Bet kaip jis gali būti departamentas, kultūros ministrui atsiskaitimas, tai čia biurokratinis. Reiktų, kad tas departamentas galėtų atsiskaityti kažkam. Tai tada sakau, profesoriau, yra, sakau, variantas. Švedijai yra 10 žmonių valstybinė komisija. Tik ta komisija, 2 parlamento nariai, 2 ar 3 Seimo nariai, tai yra merai, didelio miesto ir mažesnio miesto, kad merai. Ir paskiau paveldo srities, kaip ekspertai iš aukštųjų mokyklų ir taip toliau, vat komisijos toks modelis. Aš kaip šitą išdėsčiau, tai ką sako, taip gali būti, tai tada iš karto jis pradės diktuoti. Tai vat, tokia komisija. Komisijai turi kiekvieną metą įsiskaityti departamentas, kad išklausytų ataskaitas ir kada, tai sakau, bet sakau, ta komisija turėtų būtinai susieta ir su prezidentu, sakau, ir su vyriausybė, ir tada jau pavadinimas jau buvo kaip Seimo. Tai tada sako, gerai, taip galėtų būti. Tai va štai ištakos, tai yra 94 metų gruodžio mėnesį. Tai kadangi buvo atskiras į to nekilnojamo kultūros vertybių įstatyme atskiras punktas, kad įsteigiama tokia komisija, kokiu tikslu, kad tai yra iš tikrųjų kaip ekspertas paveldosaugos prezidentui, vyriausybei ir Seimui. Tai va taip, ir tada jau paskiau, žinoma, turėčiau pasakyti, kad pavyko atskiras Seimo, tai yra į komisijos įstatymas. Tai čia jau iš tikrųjų ir kitų mūsų komisijos narių indėlis. Ir iš tikrųjų tai buvo strateginėms pozicijoms. Iš tikrųjų, pagalvojus, prisiminus, yra daug sprendimų strateginiai, kurie, liko kaip strategijų, kaip paskelbimai. Žinoma, aš galiu apgailestauti, kad mums nepavyko pasiekti to įgyvendinimo. Tai, ką mes suformuota. Čia tikrai šviesus
šviesus protai sėdėjo prie to stalo, kaip sakėm, 12 apaštalų prisimena, kad kai šitam interjere, prie šito interjero noriu pasakyti, gerbiama Gražina, jūs daug prisidėjote, kad komisija atsikeltų čia, jūsų dėka, nu, čia prisiminęs tiek, kad iš tikrųjų šitie interjerai šiandien yra, man atrodo, vienas iš geriausių pavyzdžių išryškinti, atidengti paveldą ir dar ypatingai svarbus dalykas ir pritaikyti. Ir dar galbūt galima ir paminėti šiandien, jau tą pavardę buvo minėję, kad jūs iš Gudyno restauravimo centro, kad Prano Gudyno duktė kaip tik buvo pagrindinė architektė pritaikymo darbų šito objekto. Čia dalis yra kaip restauravimo, tai mes sienės tapybos turbūt interjere viduramžio laikotarpio turim vieną geriausių pavyzdžių ir po konservavimo ir čia iš tikrųjų daug padaryti ir buvusio nario mūsų Pilipavičiaus didžiulis indėlis, jis ir narys, ir pagrindinis šitų darbų atlikėjas, organizatorius, tyrimo organizatorius. Ir, pavyzdžiui, patys pritaikymo darbai, kai mes turim tokius medinius panelius ir viskas taip labai pasakysiu, kadangi čia buvusi cecho, keitėsi pavadinimai, du cechai buvo ten ir siuvėjai ir aštriųjų ginklų. Bet funkcija, ten cecho susirinkimai vykdavo, priimdavo cechas savo, kaip pasakyti, būsimus meistrus, pameistrus, čia išklausydavo. Tai šiuo atveju paveldo srityje šičia, kaip pasakyti, strateginiai pamastymai, galvojimai ir mintis. Ir kaip nors ir palinkėti, kad šitoj atmosferoj paveldo interjere ir toliau, kad bujotų komisija. Bujotų komisija. Mes visi turime jums dovanų. Pirmiausiai, ačiū, kad esat. Ir mes norime įteikti jums padėką, gerbiamai Gražinai Drėmaitei, nuoširdžiai dėkojame už jūsų drąsą, atkaklumą, nepalaužiamą kovą dėl paveldo išsaugojimo, jūsų drąsa sakyti tiesą, net sudėtingiausiose situacijose visada buvo ir tebėra įkvėpėjas pavyzdys visiems mūsų bendruomenės nariams. Gražina. Oi. Ačiū labai. Gerbiamas Jonai, ačiū, kad esat. Ir gal dar būtume ir kitaip prašę, nes jūs tikrasis paveldo komisijos tėvas, krikštatėvis, nežinau, viso ko, visą jūsų istoriją papasaka, bet tam kartu mes prašėm taip, kad gerbiamas profesoriau daktarai Jonai Rimantai Glemža, nuoširdžiai dėkojame už jūsų pastangas skatinti dialogą, bendradarbiavimą ir gebėjimą priimti išmintingus sprendimus, kurie padėjo užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą. Jūsų atviras požiūris tapo svarbiu pavyzdžiu, kaip reikėtų derinti įvairias nuomonės ir stiprinti bendrą atsakomybę už kultūros paveldą. Ačiū Jums, gerbiamas profesorius. Ačiū. Mano šviesesnės. Ačiū kolegos ir kviečiam pasivaišinti dabar.